iš oro augantis svoris, sutrikęs menstruacijų ciklas, slenkantis plaukai, riebi spuoguota oda. Tai dar yra ne viskas, kai kalbam apie policistinių kiaušidžių sindromą. Padidėja vyriškų hormonų kiekis organizme. Atsiranda atsparumas insulinui, ko pasekoj pradeda augti labai svoris, plaukai pradeda slinkti, nevaisingumo problemos. Progresuojanti liga gali atvesti iki miego sutrikimų, iki didelės depresijos, valgymo sutrikimų. 50% moterų nevaisingumo priežastis yra policistinių kiaušidžių sindromas. Ir baziniai dalykai nuslopinti šitą ligą ir ją sukontroliuoti, tai yra mityba, maisto papildų parinkimas, omega-3 polifenoliai. Nes būtent šitos medžiagos mažina organizmo uždegimiškumą. Gydant vaistais ir hormoniniais preparatais, liga yra tik tai slopinama ir slopinami ligos simptomai, bet problemos neišnyksta. Tam, kad problemos sumažėtų ir šita liga būtų suvaldoma, reikia pirmiausia susibalansuoti organizmą. Jeigu tau reikia pagalbos tą padaryti, kreipkis į mane, konsultuoju nemokamai.